aquel velemita cum per vetes melpen Turit gaudžiamas. Osvetate brengen a fesselen mit Bier, wer vetes trinken ich und dir. Schlaf, mein Neuzer, schlaf. Schlaf, Loli. Wer dir Tate brengen, abeigele mit Loch. Du, mein Kind, wirst gehen ohne beten. Ant išorės, nes jeigu nepamatys einant žvaigždės ant išorės, po to gali prisikabinti. Numerį prašau. Numerį prašau. 22. Ar čia jūsų pasas? Aš mano vaikų pasą. Ir jūsų pasas? Ar jūs turite pasą? Kodėl? Nu, man nepadarė dėja pasą. Nepadarė pasą. Su numeris. 1483. Jau pasakiau valiu padą. Mokslinis markų. Kas gali paveikti jo tapatybę? O jūsų pasas? Mes ir stengiamės. Tai nelabai gaunasi. Tvarkos nėra. Jis irgi tvarko tvarkos. Jis irgi tvarkos prižiūri. Visi kiti pasus turi. Patikrinimas, visi statom pasus. Rugilė neatsinskanimo metu. 97 antrą. Paplačiai šnukus. Ar svarbė? Kurtis nekamčiukų. Nuodata? 1998 kovo 27. Kodėl čia nėra mėnesio dienos? Prašau įsirašyti, turi tušinuką? Susirask. Nuodata? Įsirašyti. Nuodata? 7-8 dieną. Nuodas pavardė? Altrėma Šaksaitė. Nuodata. 990. Nuodas pavardė? Vardas pavardė. Šonis. Parašyta Rūta. Vizdeikų. Neparašyta. Kokia šeima? Kuri šeimyna? Vizdeikų. Kas jūsų tėtis? Vilius. Vilius. Taip, tėtis Vilius. Vizdeikų šeimoje. Taip. Kur yra tėtis Vilius? Sakė, tvarka yra pas jis. Tvarka prižiūrėta. Kokias buvo atliekamas, tai čia kokias mes rašome. Gimimo metai. Taip. Skaičius. Skaičius. Gimimo metai. Jūs norite, kad mes tai patikėtume? Prašau įvesti gimimo metus, nurodyti ir atsistoti į eilės galą. Pilietybė. Atsiprašau. Atsiprašau. Iš Edgajos. Kanada. Jo. Ką jūs veikėte čia?
Aš čia atvažiavau į Estiją. Iš Kanados. Pavyzdžiui. Ačiū. 1998 Nebės pavardė. Marija Starikova. Čia viskas? Gimimo metai. 1997. Mėnuo. 14 diena, 1 mėnesio. Aš neturėjau pasakyti. Mėnesio nėra dienos. Tai nepaprašyta. Gimimo metai. Prašykit. Kas pavardė? Mano tai? Reikia prašyti. Žinoma. Ką sakėt? O ten spaudą neuždės. Du šimtai? 200. 200? Trūksta. Toliau. Kuri perkūnų šeima? Tūkstantis? Vardas pavardė? Pasą? Tuoj, palaukit. Nida? Jo. Kuri šeima? Gediminaičių. Galima? Dėkui. Vardas pavardė? Rugilė Nedzinskaitė. Taip. Paulinas. Tūkstantis yra. Šimtas gerai salė jūsų. Buvo nuspręsta glaustis miške, tada atrinkti geriausi kovotojai gavo ginkluotę. Tuo metu mūsų gretos gausėjo ir jas vis pildė kiti partizanai. Mūsų būrys turėjo vadą Ulozmaną. Visi labai jį gerbėme. Ulozmanas nusprendė mus visus po vieną siųsti į kitą kranto pusę. Kitame krante mūsų laukė pasala. Kilo panika. Mūsų partizanai pradėjo atsišaudymą. Įvyko mūšis. Po kovos pamatėme, kad mūsų sumažėjo. Liko tik 14. O priešininkams žuvo tik keli policininkai. Naručio miške buvo įsikūręs žydų partizanų būrys Kerštas. Prie mūsų jungėsi ir kiti žydai. Vadas pasakė, dabar, kai mūsų daugiau, mes galime įgyvendinti savo tikslus. Kovoti už laisvę! Mano draugė, Rachelė Sarapskė, geto mokytoja, vieną šaltą 1943 m. sausio vakarą atėjo pas mane su talentingu mokinuku, 9-mečiu Zalmanu Baku. Norėjo parodyti jo piešinius. Peržiūrėjau berniuko darbus, atidžiai įsižiūrėjau jo vaikišką veidelį, šviesius šilkinius plaukus ir jo mėlynas didelės akis.
žvelgiančias į trapius, beveik permatomus pirštus. Vos pastebimas šypsnis priminė Madono šypseną. Pagalvojau, kad šio berniuko bruožai ypač būdingi mūsų tautai. Geto dailininkai buvo pakerėti Zalmano talento. Per 1943 metų Velykas geto teatro foje buvo surengta dailės paroda. Ir ant grindų, ir ant lubų visur buvo Zalmano Bako paveikslų, kuriuos jis atsinešė iš vienuolyno palėpės. Tačiau buvo eksponuojami ir naujausi berniuko darbai. Man įsiminė vienas paveikslas, kaip iš darbo veda žydus ir vokiečiai juos apieško prie geto vartų. Kitas paveikslas, kaip policininkai aptiko autorių avietėje ir vedasi jį sušaudyti. O trečiai autorius pavadino Naktis gete, kuris buvo pieštas rašalu. Tūkstantis 1941 metais nacistinės Vokietijos kariuomenei užėmus Vilnių po žudynių likę gyvi Vilniaus žydai buvo suvaryti į didįjį ir mažąjį getus. Kartu su žmona Freitke vedė 1939 metais Suckeveris tampa Vilniaus geto kaliniu. Vilniaus muzikantai žydai tomis dienomis, kai siautėjo chapūnai, ketindami išvyti juos iš namų, užkasė žemėn savo instrumentus. Vėliau jie išsikasė juos ir įvairiais takeliais jungiančiais užmūrytas geto gatveles su miestu instrumentai grįžo pas savo šeimininkus. Netrukus gete buvo sukurtas simfoninis orkestras, jam vadovavo Wolfas Durmaškinas. Jaunas režisierius Viskindas įkalbėjo mane susitikti su žydų aktoriais. Jie sumanė įkurti teatrą. Buvau nustebęs. Teatrą gete? Taip, įtikinėjo mane Viskindas. Mes turime pasipriešinti, kovoti savo ginklais, nepasiduoti nė minutės. Būtent gete su aktoriais, su kuriais praeityje vaidinome. Žydų teatro istorija tvirtai susijusi su getu. Mes turime įkurti teatrą, padrąsinti geto gyventojus. Vienas iš svarbiausių Vilniaus geto kultūros centrų buvo kultūros namai Strašūno gatvėje 6. Ten buvo biblioteka, skaitymo salė, archyvas, statistikos skyrius, adresų biuras ir muziejus. Kai žydai pateko į getą, jie pamatė šimtus vertingiausių knygų besimėtančių gatvėse ir skersgatviuose. 43 rugpjūtis. Artinasi geto naikinimo diena. Penktadienis. Gatvėje daug triukšmo ir riksmo, veidų, neramiai nušviestų saulėlydžio ir visokio šlamšto. Tarsi bepročių minia. Žydė su dubenėliu trinasi tarp žmonių, jis skuba pas kepėją nusipirkti šeštadienį duonos ir kartu rėkia. Sušaudė mano vaikus.